Mindaugai, tai trumpam sugrįžtam į praeitį. Papasakok, kaip ten Suomijoje sekėsi jums? Tai Suomijoje, kaip vėlgi, žinai, toksai, turbūt nuvažiavom šiek tiek per mažai pasiruošę. Vėl visą laikos ne tai, kad per tą skubėjimą, bet nežinojimą, žinai. Tai buvo neįspręsta realiai pagrindinė problema, tai stabdžiai. Nu, jeigu ten visi matė, labai degdavo šitai mašinai, kur Martynas važiuos, priekiniai stabdžiai. Ir toks atrodydavo, okei, gal ten kažkoks tai vairavimo stilius, gal ten, sakykime, Visagine Egonui neveikė priekinė blokiruotė subirėjus buvo, tai jisai ten kairę koją labai laikėsi posūkiuose, kad jaukesnis būtų tas vairavimas, kad neišstumtų priekio. Galvojom, kad labai apkrauna tą priekį, dėl to tie stabdžiai dega. Bet paskui paaiškėjo, kad pas mus tas reguliatorius buvo įdėtas, ar jisai užstrigęs, ar jo ventikimo principas, kad jisai veikia nuo skirtingų slėgių. Ta prasme, jeigu tu mažai stabdai, tai jisai galo net neatidaro. Jeigu daug stabdai, tada atidaro. Ar gaunasi, kad tose rally visą laikos greitas driveris, visi turbūt žino, prisilaiko, vadinkim, tą kairę koją, tas stilius toksai. Ir tas kairės kojas prisilaikymas, realiai galas nestabdyda. Ir kas gaunasi, kad visas mašinos svorio stabdžio apkrova ant priekinių stabdžių. Ir ką, trumpuose tose dopose, kur čia pas mus ten 7-8 km 10, tu praleki užkaista, tas stabdžių diskas verda, bet jisai, kadangi yra, brangus, laukiantis, ataušta vėl viskas gerai. O čia buvo 18 km tas dopas, kitos dienos žvyrnis, ir 17 km sprogo stabdžių diskas. Užrakino vairą, čiučiu ten, kaip visada 5 cm nuo kelio ant linijos, nes ten labai, Suomijoje siauro ir vos net tie euro greviai. Aišku, ten kaip tyčia toksai akmuo ir išplėšė ratą, tai va tokia va istorija. Tai tik tai smagu tas, aišku, kaip sakyt, per mažai, bet čia niekam gal neįrodėm kažkiek savo, nes, sakykim, toj vietoj jisai nuo Timo Asumnos gavinėjo 2 sekundės. Ir tai priekį stabdė, nes ten buvo apsivertę ar 5, realiai ant 15 km, jeigu taip imant splitus, jisai gavinėjo 2 sekundės, netgi vieną splitą laimėjo. Tai smagu tas, kad mašina konkurencinga. Tiesiog, normalu, kad pas mane visą komandą, ką tu matai. Turbūt iš Škoda nuvažiavus, kiek daugintume, iš 20 skaičių žmonių. Ar, aš ne dėl to, kad, kaip sakyti, teisinos, tiesiog, mes tos, kokius turim dydžio žingsnius tokiais einam į priekį, bet smagu, kad einam į priekį. Egonas jau turbūt apie pusę metų su jūsų komanda. Jo, mes jau net galiu pasakyti, kad turbūt pasidarėm ne tik, kaip sakyti, tie pažįstami, bet ir artimi draugai, kas smagu. Keista, turbūt pirmas estas artimas draugas, nors su Martynu mokėmės Estijoje ir gyvenom 4 metus Staline. Estai turi tą tokį konservatyvumą, jie truputį užsidaręs, Egonas visiškai išskirtinis yra. Pasi ir visus tos lietuviškus bajerius supranta, pozityvas, visados linksmas ir jisai realiai gal kažkam keista iš šono atrodo, kad čia, žinai, mokam Egonui algą, dar kažką, bet jisai ant tiek tą emociją patikėjęs, galit patys jo paklausti ir kad ir va dabar šį savaitgalį, kam aukot čia savo laiką. Jis realiai atvažiavo padėti. Pasetapint, pabūt visą šeštadienį, penktadienį, šeštadienį, pažiūrėti, kažkokių klaidų nebūtų ir jisai realiai matosi, kad nuoširdžiai, kaip savo. Sako, I feel like at home, tai tas irgi motyvuoja. Eiti į priekį, daryti, to labiau, kad ir Martynas, tie, kaip sakyti, visą gyvenimą draugai ir jie tą draugystę nenutrūksta, kažkaip vienas kitą palaikom kažkokiais kas ta, kas ana, tai toks, žinai, kaip sakau, bent jau ir kad nesigaus man čia iš tų važiuoklių kažkokių, gal ten tų turtų susikraut ar ten tą didelę verslą padaryti, bet kad bent jau bus ką atsiminti, tai tikrai. Martyna, kokia misija jam sugrįžus prie vairo? Tai misija vėlgi, jisai testuoja savo amortizatorius, žiūri kaip prie mūsų, mums aktualu, kad su šitą pakabą irgi pardavinėt pakabą su draugo artimo gaminiais, kad jie veiktų, kad visi patenkinti būtų, bet kad tą padaryti turi važiuoti. O Martynas, žinai, jo darbas toksai važiuoti su savo produktais ir važiuoti greitai. Jeigu jisai sugeba tą padaryti, visiems viskas aišku tada. Gerai, matysime Žemaitijoje Egidijų Valeišą. Koks jo vaidmuo visame šitame projekte? Egidijus, man atrodo, kad šitą ralį, tai mano tikslas, kad Egidijus pasijustų gerai, nes, kaip matom, jisai vienas Egidijus ten, kaip sakai, prancūziška komanda, vienas iš pagrindinių rėmėjų mūsų autosporto klubo. Tai norisi, kad jisai irgi
Ta prasme, ten, kur pradės tos rėmėjus, kad jisai pakaifuotų, pasidžiaugtų, pajaustų tą, ką mes darom, nes taip ir nesėdėjo šitoj mašinai, tik tai testas. Tai tikslas tiesiog, kaip angliškai, have fun. Be tikslų. Finišas būtų idealiausias tikslas. Ką planuojat kitam pusmečiui likusiam šių metų? Davai pravažiuojam Žemaitiją, tada pažiūrėsim. Ačiū.